Ir liko mūsų trečiasis pranešimas, kurį mums praneš mūsų pirma Europarlamento narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė ir kuris vadinasi ES inovacijų variklis. Taigi kviečiu visus pasiklausyti ir sužinoti, kokias galimybės mums gali suteikti ir suteikia Europos Sąjunga ir kaip jomis galėtume pasinaudoti. Taigi nieko nelaukdamas noriu pakviesti ant scenos mūsų gerbiamą pranešėją. Gerą dieną visiems, besidomintiems žalumu, draugiškumu aplinkai ir kaip iš to dar galima kažkokią tai naudą tam tikrą prasme gauti. Ir šiandieną pabandysiu truputėlį apžvelgti ES politiką, kuri yra nukreipta į žaliasias technologijas, į atsinaujinančią energetiką, kaip tie prioritetai dėliojasi, kokie yra galbūt sutarimai arba nesutarimai ES, Europos parlamente. Tai toks būtų pranešimo kaip ir pagrindinis turinys. ES politika ir Lietuvos strateginės kryptis. Tai šitam pranešime, ko gero, atsispindės tris pagrindiniai dalykai, tai yra energetika, aplinkosauga ir inovacijos. Iš esmės, pagrindinės, ko gero, diskusijos Europos parlamente ir ES yra apie tai, kiek mes turime rūpintis tą aplinką ir kiek tas turėtų, kaip čia pasakyti, nesutrukdyti industrijai. Tai amžinas tas ginčas yra tarp aplinkos ir industrijos, arba kitaip tariant, žmogaus ūkinės, kokia jinai bebūtų veiklos. Ir, tarkim, pasiskirstimas tose pačiose komitetuose Europos parlamente, aš pati esu aplinkos, visuomenės, sveikatos ir maisto saugos. Ir, tarkim, kuomet eina vienas ar kitas dokumentas, kuris eina per kelis komitetus ir šiuo atveju, tarkim, aplinkos ir energetikos, tai kiekvienas sykį yra tokia nemaža trintis, kalbant apie tai, kiek mes turime to žalumo įsileisti ir paskaičiuoti, ir iš tikrųjų galim savo tai leisti ekonomiškai, ekonominė prasme. Kiekviena ES valstybė, kaip žinia, yra laisva pasirinkti savo energetikos miksą, taip vadinamą mišinę, tai yra, ką jinai naudoja. Ir iš esmės tas yra priklausomas, ko gero, viršau sakyti, nuo dviejų dalykų. Viena vertus, tai nuo tam tikrų tradicijų ir nusistovėjusios praktikos, kita vertus, tai priklauso nuo geografinių dalykų. Ir kaip, nežinau, kiek gerai jums čia matosi šitas spalvotas visas paveikslas, bet kalbant apie naftą ir dujas, tai yra akivaizdu, kad visos ES valstybės apie nuo 30 iki 50% būtent pasigamina energijos šito iškastinio kuro pagalba. Tai čia galbūt reiktų išskirti Maltą, kuri beveik 100% pasigamina energijos iš naftos, 0% iš atsinaujinančių. Žodžiu, galbūt vienintelė tokia išskirtinė valstybė. Tuo tarpu anglis, kas irgi yra vienas iš tų taršiausių iškastinio kuro rūšių, prie jos vis dar prisirišusios šios valstybės, tai yra Lenkija, Estija, Čekija. Ir iš esmės vėlgi tai labai atsispindi diskusijos Europos parlamente. Tarkim, Lenkai dažnai tikrai nėra tokie dideli entuziastai atsinaujinantis, taip, viskas tvarkoja, bet iš esmės nėra ketinimo atsisakyti anglies. Ir kaip, pavyzdžiui, vokiečių parlamentarai sako, na taip, mes vystom atsinaujinančią energetiką, bet anglies išteklių dar, ko gero, turėtų užtekti kokį 30 metų, tai mes labai neskubėsim jos atsisakyti. Tai, žodžiu, yra viena vertus, viena koja linkui atsinaujinančio energijos šaltinių, kita vertus nėra tokios didelės skubos atsisakyti senųjų energijos rūšių. Ir toliau atominė energetika. Tai vėlgi Lietuva, Prancūzija, čia yra tos valstybės, kurios, kaip pasakyti, didžiąją dalį, palyginus su kitomis ES valstybėmis, energijos gauna iš atominės energetikos. Kalbant apie atsinaujinančius, tai ko gero reiktų išskirti Švediją, Austriją, Suomiją, Latviją. Kodėl Latvija? Nes užtvenkus Dauguvos upėje tikrai gana didelį procentą. Iš esmės, tai, ką jie turi, man atrodo, virš 30%, tai didžioji dalis būtent yra dėl hidroenergijos. Tuo tarpu Lietuva atsinaujinančių
Išteklių srityje atrodo gana taip normaliai, mes turime 15–17%, bet didžioji dalis tai yra taip vadinama mūsuose vadinamos malkos, tai yra biokuras ir iš esmės vėjas ar saulė ar vanduo ar kas bebūtų kitas, tai patys jaučiam iš kasdienybės, kad iš tikrųjų yra nepakankamai vystoma. Augantis energijos poreikiai prieš vartojimo efektyvumą. Tai, kitaip tariant, poreikiai prieš išteklius. Tai, aišku, jeigu gyventumėm taip kaip iki šiol ir tie mūsų poreikiai yra ganėtinai tokie dideli, ko gero niekas nenorim grįžti į, nežinau, 19 amžių arba dar toliau į viduramžius, tai iš tikrųjų tie poreikiai yra didžiuliai ir reikia sukti galvą, kaip tos poreikius patenkinti ir plus kaip išlaikyti tą balansą, ką aš jau minėjau, tarp aplinkos apsaugos ir to mūsų kasdieninio buitinio gyvenimo, kas prisideda dažnai prie tų dalykų, kas aplinkai nelabai padeda jos apsaugai. Klimato atšilimas yra, ko gero, pati tokia dabar populiariausia tema, galbūt yra daug skeptikų, kurie jau spėjo ir nusivilti. Iš tikrųjų yra pasidalinimas nuomonių, kas tą klimato kaitą įtakoja, kad jinai vyksta, visi daugmaž sutinka, bet viena didžioji grupė, kurie teigia, kad tai yra nuo žmogaus ūkinės veiklos priklausomas dalykas, kiti, kurie galbūt, jeigu tarkim paimtumėm Europos parlamentą ir kad nors stebėtume diskusijas, tai pamatytumėt, kad visiška dešinė parlamento, kurie galbūt labiausiai yra proindustrinės politinės jėgos, jie būtent teigia, kad tai yra natūralus procesas ir kad negalima visko suvesti į žmogaus ūkinę veiklą, kas, aišku, vestų linkui tos ūkinės veiklos apribojimo. Ir kaip žinia, tą susitarimą pasauliniu lygiu yra labai sunku surasti. Tos visos klimato kaitos konferencijos, kurios vyksta ir tie rezultatai, jie yra tokie labai abstraktūs ir nekonkretus. Ir aišku, Brazilija, Kinija, Jungtinės Amerikos valstijos, kaip žinia, jos tikrai neskuba prisijungti prie tų dalykų, kas, kaip čia pavadinti, teisiškai įpareigotų laikytis vienokių ar kitokių standartų. Europos Sąjunga kaip lyderė, taip, jinai yra lyderė ir vėlgi čia yra daug diskusijų, ar iš tikrųjų Europos Sąjunga neišsikasa pati savo duobės, tai yra tai, kad keldama aukštus aplinkosauginius standartus išstumia pramonę į trečiasias šalis, galbūt nebūtinai ten į Braziliją, Indiją ar Kiniją, bet čia pat į Rusiją, į Baltarusiją, kur yra tas požiūris kur kas lankstesnis. Ir čia iš tikrųjų yra tokia amžina diskusija, kiek mes turime dar save spausti. Tai viena pagrindinių priemonių, ko, aišku, Europos Sąjunga imasi ir kur jinai yra lyderė, tai yra, reikia mažinti organinio kuro suvartojimą, sparčiau pereiti prie atsinaujinančių energijos išteklių ir branduolinė energija tai yra vis tiek matoma kaip mažiausiai tarši CO2 išlakų prasme. Tai aišku, pasakyti, kad branduolinė energetika yra švari, galbūt skamba taip ganėtinai savotiškai, bet vėlgi, kalbant apie CO2, jinai pasaulyje yra suvokiama kaip viena tų švariųjų. Žalioji energetika ir inovacijos. Iš esmės, ką aš kalbėjau apie tai, kad kiekviena valstybė turi savo tam tikras tradicijas ir geografinės sąlygas, tai vėlgi, kuomet kalbama, ar mums reikia, tarkim, branduolinės energetikos, ar nereikia, yra tos skirtingos nuomonės, bet, tarkim, kalbant ir apie tą pačią atsinaujinančią energetiką, kuomet statomi vėjo malūnai, ar ketinama patvenkti vieną ar kitą upę, kyla irgi didžiulis pasipriešinimas ir nepasitenkinimas, sakant, kad štai žiūrėkit, vėjo malūnai sukelia vėžį, šešėliuoja, erzina regą ir taip toliau ir panašiai. Hidroenergija taip pat, užlieja pievas, slėnius ir sukelia, grėsmę bioįvairovės išlikimui, kitaip tariant. Tai, kiekviena ta žmogaus ūkinė veikla turi tam tikrų neigiamų poveikių. Ir iš esmės, kalbant apie žalią energetiką, bet visgi kalbant apie žalią energetiką ir inovacijas, aišku, tos valstybės, kurios ėmėsi tam tikrų žingsnių prieš 10 metį ar kiek daugiau,
jos yra kur kas labiau pažengę ir tuomet dar buvo galbūt pavienių valstybių iniciatyvos, o nuo pastarųjų metų tas kalbėjimas vienu balsu, ES ką labai dažnai akcentuoja, kad turime turėti vieną vieningą poziciją, tai ir žaliosios energetikos atžvilgių tas kalbėjimas vienu balsu, jisai yra jaučiamas ir visi supranta, kad tam labiausiai reikia ne vien tik tai gerų norų, pakalbėjimų ir sakymų mes siekiam, raginam, skatinam, bet ir konkrečių finansinių paskatų ir tiesiog išteklių. Buvo padaryta apklausa, kaip mažos ir vidutinės įmonės įsisavina lėšas, kurios buvo skirtos ekologiniams inovacijams, arba kitaip tariant, kas buvo sunku jų veikloje, kad galbūt nepavyko išvystyti vieno ar kito savo produkto ar projekto ar panašiai. Tai iš esmės didžiausiais trukdžiais yra nurodytas lėšų trūkumas įmonėje ir kitas dalykas neužtikrinta paklausa rinkoje. Ir ko gero čia klausimas galbūt mums visiems ir mano galva ta neužtikrinta paklausa vėlgi dėl to, kad žmonės nėra linkę labai greitai keisti savo įpročių ir žodžiu tas matymas, kad štai aš taip gyvenau 20 metų ir mano tėvai ir seneliai taip gyveno, todėl viskas yra tvarkoje ir užtat nėra tos didelės paklausos. Dabar kitas klausimas, kas yra mažos ir vidutinės įmonės. Kada kalbam apie ekonomikos gaivinimą ir daug tų diskusijų Europos, tarkim, parlamente, tai visuomet yra akcentas dedamas taip, kad smulkios mažos vidutinės įmonės jos turi turėti prioritetą gaunant finansavimą, kad turim telkti dėmesį būtent į jas, bet kita vertus dabar parlamente užkilo tokia diskusija, kad iš tikrųjų kas tai yra mažos ir vidutinės įmonės, nes jos susiskirsto tarpusavyje į tas taip vadinamas mikro, mažas ir vidutinės ir bendrai sudaro 99%. Tai reiškia, kad stambiosios didžiosios tas sudaro 1% ES įmonių. Tai užtat vėlgi dabar jau prasidėjo tokios, kaip iš tikrųjų, naujos diskusijos dėl pačio apibrėžimo. Čia kokios galėtų būti paskatos įmonės yra įvardinę ir toliau, čia nepasileidžia, tai dabar reikia daryti. Tai tokį filmuką norisi parodyti.
matėsi, kokios yra ES kryptis, kokie prioritetai ir kokie kryptimi norėtų judėti ES. Taip pat, ES tikslai konkrečiai atliepia tokį politinį susitarimą, tai yra strategija Europa 2020, kaip ES turėtų atrodyti 20 metais, tai jau šiuo atveju po 8 metų, tai buvo labai nedaug, o tie uždaviniai ir siekiai gana ambicingi. Tai esmė, kaip aš dažnai nusakau šitos strategijos ir ko gero pagrindinė žinia galėtų būti, tai yra žalesis augimas, būtent ekonomikos atsigavimas ir augimas per žalias technologijas, per investicijas į mokslinius tyrimus ir tuo pačiu naujų darbo vietų kūrimą būtent šitoje plotmėje. Tai vėlgi tvarus ir pažangus augimas, žiniomis ir inovacijomis grįstas tausių išteklius naudojančių, ekologiškesnio ir konkurencingesnio ūkio vystymas. Aplinkosauga ir energetika, kas išplaukia taip pat iš šitos strategijos, tai kalba apie tikslus iki 20 metų, kaip aš ir minėjau jau pradžioje, tai yra čia tas procentas, 20%, kad būtų vidurkis atsinaujinančios energijos ir 20% sumažinti CO2 išlakas. Dabar prie inovacijų kalbam apie mokslinius tyrimus ir kaip matosi, kad planas yra toksai, kad 3% ES BVP turėtų būti investuojama į mokslinių tyrimų programas. Kaip Lietuva atrodo, jūs galbūt ir žinote, bet tiesiog priminimui yra vidurkis 0,8%, kas yra skiriama nuo mūsų BVP moksliniams tyrimams. Iki 20 metų tikimasi pasiekti, kad tai būtų 2%. Bet šiaip vėlgi grįžtant prie platesnio apžvelgimo Europos Sąjungos strategijos 20 metams, iš tikrųjų galbūt yra ir daug kritikų, kurie teigia, kad jinai per plati, aišku, apima labai daug sričių ir iš to filmuko, žodžiu, viskas matėsi, kad ir active aging, ir, žodžiu, saugus maistas, ir žodžiu, pramonės plėtra, bet kartu ir, žodžiu, inovacijos ir žali dalykai, tai, žodžiu, tikrai yra platu ir aišku, kad viskam pinigų tikrai neužteks. Ir pagrindinis ginčas, tarkim, kalbant apie ateinantį finansinį programavimą 14-20 metams, kas turės tie prioritetai atsispindėti būtent pagal šitą strategiją, tai pagrindinis galbūt mūšis yra tarp žemės ūkio ir būtent tų inovacijų. Tai, tarkim, jeigu prancūzai yra tradiciškai tokie labiau žemdirbių kraštas šiuo atveju ir labiau norėtų patraukti tą paklodę pastaltėse, kitaip tariant, į savo pusę, tai mokslinių tyrimų rėmėjų šalininkų pusėje galbūt tokia ryškiausia yra Didžioji Britanija. Išeinant iš ES strategijos 2020 yra Europos komisijos komunikatas Inovacijų sąjunga, kur yra kalbama apie tai, kad yra būtinybė sudaryti geresnės sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms gerinti savo galimybės naudotis inovacijomis. Pabrėžiama, aišku, griežtesnių aplinkosaugos tikslų ir standartų svarba ir kuriais remiantis būtų galima paskatinti ekologinės inovacijas. Ir 2011 m. gruodį komisija pateikė ekologinių inovacijų veiksmų planą, kur išsikristalizuoja tam tikros, žodžiu, išskirtos tam tikros kliūtis ir problemos, su kuriomis susiduria valstybės ir šiuo atveju verslo sektorius dėl to, kad nepakankamai pasinaudoja, tiesiog nepakankamai vysto ekologinės inovacijas. Tai atkreiptinas dėmesys, kad skverbiasi palyginti lėtai ekologinės inovacijos į rinką. Aišku, kaip toks optimistinis variantas pabrėžiama, kad didėja aplinkosaugos technologijų, produktų ir paslaugų poreikis, akcentuojama ekologinių inovacijų įsigalėjimo rinkoje nauda. Ir tikslas visgi pagrindinis, kad paspartinti ekologinės inovacijas taip, kad ištekliai būtų naudojami tausiai, kad būtų padedama saugoti aplinką ir efektyvumas ir konkurencingumas didėtų. Čia matos taip. Komunikatas tai deklaracija. Iš esmės, kaip, jo, taip, ta prasme, kad tai yra
Gairės tai nėra reglamentas arba direktyva. Iš esmės yra tokio deklaratyvaus pobūdžio, bet iš esmės kaip ir ES strategija 2020, jinai yra kaip politinis dokumentas, bet ant jo remiasi vėliau jau formuojant konkrečius tos prioritetus. Ekologinės pramonės sektorių rinkos augimas, tai vat čia matosi pakankamai gerai, tai yra rinkos dydis 2008 ir numatoma 2020-aisiais, kiek kas turėtų išaugti, žalios energijos tiekimas, efektyvus energijos vartojimas, tausų žaliavų naudojimas, žaliasis judumas, tai čia transportas, vandens tiekimas, atliekų tvarkymas. Ir kiek šiems žingsniams pasirengusi Lietuva. Tai čia aišku yra bendrai ES kaip vienas vienetas, palyginimui JAV, Japonija, Kinija. Ir ar mes, žodžiu, kaip mes atrodome bendram kontekste. Tai reiktų ko gero paminėti, kad Europos komisijos tas komunikatas numato, kad iš esmės pagrindinis dėmesys turbūt turėtų būti skiriamas ir finansai, ta prasme, demonstraciniams projektams, inovacijų standartų sukūrimui, tarptautiniam bendravimui, bet aišku, tai yra ne vien tik tai ta minkštoji pusė, bet aišku ir kietoji. Bendrai yra toksai matymas, kad bent 20% lėšų, tai reiškia nuo biudžeto, kuris skiriamas bendrai ES veiklai, kad tai būtų skiriama klimato kaitos politikai, kitaip tariant, vėlgi kalbant apie visą tai, kas mažintų klimato atšilimą. Tai yra konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa, 7. bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa, kuri baigėsi 13 metais, o nuo 14 metų Horizontas 2020. Ir aišku, struktūriniai fondai, tai yra, kas jau labiau į tuos kietuosius projektus, bet ne tik, aišku, ir minkštieji, bet per kitą finansavimo instrumentą. Inovacijos tai yra sudėtinė šitos konkurencingumo ir inovacijos programos iniciatyva ir čia išrašyta, kiek čia tų bendrai pinigų ES lygių skiriama. O dar tokia iš skaičių, kad yra paskaičiuota, kad maždaug apie 319 milijardų eurų per metus, tai yra 2,5% bendro BVP ES yra, žodžiu, skiriama šitiems žaliesiams dalykams ir kad 45% įmonių yra įsidiegę naujovių, ar tai būtų ekonaujovių, ar tai būtų didesnės ar mažesnės, bet iš esmės tai tas, kas atneša naudą. Ekoinovacijos kas tai? Ekoinovacijos skirtos sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir pagerinti gamtos išteklių naudojimą. Tai susijusios su naujomis paslaugomis, ar tai būtų, nežinau, kokia nors patobulinta vėjo turbina, naujais procesais ir technologijomis. Čia galėčiau išskirti, galbūt jau nėra tokia inovatyvi, bet vis dar, žodžiu, tobulėjant, tai taip vadinama CO2 gaudymo ir sandėliavimo technologija, CO2 capture and storage, tai, nežinau, kažkaip taip turėtų išsiversti. Ir kas tai per technologija, kuomet CO2 neišlekia į atmosferą, bet yra sugaudoma atitinkamų įrenginių pagalba ir tada sandėliuojama vėlgi tam tikrose rezervuaruose, kurie yra talpinami natūraliuose biologinėse formacijose, ar tai būtų žemynėje dalyje, ar tai būtų kažkur jūros dugne. Tai tokia ganėtinai įdomiai skamba, bet iš esmės tas dalykas vyksta ir, tarkim, iš ES ekonominio gaivinimo plano, iš pinigų skirtų taip vadinamai žaliai krypčiai, tai yra viena dalis pinigų skirta vėjo jėgainių parkų Baltijos jūroje, kita pinigų dalis yra skirta būtent šitų CO2 gaudymo ir sandėliavimo programų. Ir tai aišku apima ir naujas medžiagas, ir naujus produktus. Sakyčiau, tokia galbūt populiarėjanti pasaulyje yra taip vadinama biomimikrijos mokslas, jeigu taip plačiai įvardinti, tai yra tai, ką galima pasimti iš gamtos, tai yra stebint tiek augalus, tiek gyvūnus, jų tam tikras savybės, kaip būtų tai galima pritaikyti gamybos
procese, kitaip tariant, jeigu driežas prisikabina tvirtai kojomis prie, tarkim, lubų, jisai turi tą tokį kibumą, tai tiesiog, žodžiu, kaip išrasti tam tikras technologijas, galbūt pritaikyti klijų gamyboje, kad tie klijai būtų ypatingai patvarūs ir stiprus. Horizon 2020 horizonto programa ir čia išrašyti yra skaičiai, kas yra numatyta 14-20 metams. Tai ir sveikata ir demografiniai pokyčiai, ir apsirūpinimas maistu, saugi švari ir veiksminga energetika, pažangų švarus integruotas transportas, klimato kaita ir toliau ir panašiai. Ko reikia, kad galėtumėm pasinaudoti, tai, aišku, ES taisyklių modifikavimas, tai yra prieiga prie tų finansų, ką mums galėtų suteikti ES. Tai vėlgi jau kalbėjau apie mažas ir vidutinės įmonės ir dabar čia yra toksai, klausimas, kuris yra kaip tik diskutuojamas šiomis savaitėmis ir mėnesiais. Toliau lankstesnis įvairių finansavimo šaltinių administravimas ir lėšų perkėlimas. Čia gal kaip pavyzdį, tarkim, pagal lietuvišką aktualią galima būtų sakyti, kad kadangi daugiabučių renovavimo programa kaip ir neįvyko arba labai vangiai, tai yra, tarkim, matymas kai kurių savivaldybių vadovų, kad štai galbūt tos pinigus būtų galima nepanaudotus perkelti viešių pastatų renovavimui, kaip kad mokyklos, darželiai, bet ES taisyklės to neleidžia, todėl gaunasi tokia situacija susidaro, kad tarsi pinigai ir neįsisavinti ir nepanaudoti. Tai čia prie to pačio būtų ir siūlomas administravimo naštos lengvinimas, būtent ateinančio finansinio programavimo laikotarpį. Ir, žinoma, esmė, ko gero, nacionalinių vyriausybių rengiamų strategijų ambicingumas ir kompleksiškumas, ryžtas jas priimant, kitaip tariant, ta politinė valia. Kokios Lietuvos aktualios žaliųjų technologijų ir inovacijų fronte yra parengta strategija 10-20 metams, dešimtmečiui. Ir aišku, ten yra sakoma, kad ypač daug dėmesio turėtų skirti naujoms perspektyvioms ūkio sritims. Tai yra švarios technologijos, kūrybinė industrija, didelis dėmesys sveikatingumo sričiai ir panašiai ir taip toliau. Ir aišku, kas visgi Lietuvos neatsiejamas dalykas, tai yra žemės ūkis ir kalbėjimas apie ekologišką ūkininkavimą. Šiaip iš šitos skaidrės matysis, kad iš tikrųjų tie skaičiai yra ganėtinai menkoki, sakyčiau taip. Viena vertus tai yra pirmas skleisti informaciją įmonėms apie galimybę teikti ekologinių inovacijų projektus, bet tiesiog apie galimybę kaip informacinis projektas. Antram punkte matome įgyvendinti ekologiško viešo transporto plėtros projektus, skirtas 7,5 milijonai litų 7-13 metam. Tai tiek, kiek man yra žinoma, tai yra ketinimai pirkti vadinamus dujinius autobusus, kurie dujos vis tiek tokios kaip ir mažiau taršios skaitomos. Toliau skatinti plėtoti alternatyvių energijos šaltinių, naujas technologijas ir šios srities verslą. Čia neklaida, tai yra 1 milijonas litų per Europos žemės ūkio fondą ir kaimo plėtrai skirtą programą. Tai iš tikrųjų nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Ir parengti atsinaujinančių energijos šaltinių ir pasiskirstysios generacijos plėtros galimybių ir panaudojimo Lietuvoje studiją. Taip pat yra numatyta 500 milijonų litų. Ir toks pabaigai retorinis klausimas, ar Lietuva gebės laiku pasinaudoti atsiveriančiomis naujomis galimybėmis. Tai aš galbūt daugiausiai matau vilties dedu į ateinantį naują finansinį programavimą 14-20 metams, tai yra kokios Lietuva laikysis pozicijos derantis su kitomis likusiomis 26 valstybėmis, kur jinai sudės akcentus ir aišku, tada mes turime stiprinti tą ir mokslininkų potencialą įsisavinti tos pinigus, konkuruoti tarp žodžiu, ES lygių, tarp kitų mokslinių centrų, tam, kad moksliniam tyrimam skirtos lėšos ateitų į Lietuvą. Tai, žodžiu, tokia būtų, nežinau, 10, labai visai pasisekė laiku užbaigti, tai, žodžiu, tiek būtų iš mano pusės šiandieną. Gal turėsite klausimų, o užkart yra. Prašau. Bendrai, kokios yra tendencijos finansavimo? Pavyzdžiui, 2006 metais buvo tiesioginės išmokos už energetinius pasėlius. Paskui jie nupirko, kadangi krizė. Dabar kokios tendencijos su
didės, mažės išliks panašiai? Dabar sunku kol kas pasakyti, nes yra tas derėjimosi kaip tik etapas. Kaip žinia, tarkim, kalbant apie sanglaudos politiką, tai Lietuvos atveju, Lietuvos, Latvijos, Estijos atveju mes esam tarsi kaip ir nuskriausti, mums pagal atitinkamas formulių paskaičiavimus ta parama mažėtų, bet tai nėra dar galutinis, kaip čia pasakyti, sprendimas ir viskas dar priklausys nuo to, ar pavyks ir kaip pavyks susidėrėti, plus lygiai tas pats dėl tiesioginių žemės ūkio išmokų, kad, na, palyginus su kitomis vakarų Europos valstybėmis, mūsų su Latvijos ir Estais padėtis yra komplikuotesnė. Tai viskas dar yra tokiam, žodžiu, kaip čia pasakyti, derėjimosi procese. Tai konkrečiai, tarkim, ką jūs įvardinot, aš negalėčiau pasakyti, bet kaip aš ir minėjau, viskam pinigų neužteks ir čia turės būti tas esminis sprendimas, kiek mes remiam žemės ūkį tvarkoj, kad ir per ekologinę prizmę, kad ir per tą žalinimo elementą, bet kita vertus, kiek mes paliekame to kapšo kitoms ūkio šiuo atveju dalims. Minėjote, kad Lietuva investuoja 0,8% BVP į mokslinius tyrimus. Tai kaip sekasi mūsų kaimynėm, mes labai toli nuo jų esame. Žinai, kiek jos, tarkim, investuoja? Bet taip ir gavot, negalėčiau pasakyti. Siekiamybė tai yra 3%, šiaip iki 20 metų, kaip minėjau, kaimynai paprastai pagal tos parametrus, koks yra palyginimas, tai aišku, tos valstybės, kurios yra taip vadinamos naujosios ES valstybės, nepaisant to, kad jau nuo 2004 metų, jos šitose dalykuose šiek tiek atsilieka, bet tarkim iš Baltijos valstybių, tai Estai, na, kiek geriau stovi, kaip paprastai šitoj srity, tai žodžiu, mes dar turime į ką lygiuotis, bet skaičių dėja negaliu pasakyti. Gerbiama Radvilė, noriu paklausti jūsų klausimą. Kokia Europos parlamento pozicija dėl naujai planuojamą Europos parlamentas labiausiai sukruto ir sujudo po Fukušimos nelaimės tragedijos ir tada, aišku, užvirė galybė diskusijų, būtent apskritai dėl atominės energetikos ateities Europos Sąjungoje. Buvo tokių drąsių pasisakymų per plenarinės sesijos metu, kur sakė, ką iš čia sako, galvojat apie aukas, žodžiu, atominės elektrinės sprogimo metu, kiekvieną dieną keliuose žūsta daugiau pasaulyje. Tai, žodžiu, yra ir toksai kraštutinis požiūris, bet kalbant apie Lietuvos projektą, tai Europos komisija yra išreiškusi paramą, kad jinai remia būtent šitą regioninį projektą ir kad aišku, taip pat nemažai diskusijų yra susilaukę ir projektai Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Tai šiuo atveju energetikos komisaras Oettingeris, jisai, kaip jau minėjau, Europos komisijos vardu išsakė tą poziciją, kad jis tai remia Visaginą. Tai šiuo atveju tas europinės dimensijos požiūris, jis yra toks, aišku, kitas klausimas, čia dažnai diskutuojama ir kaip argumentas duodamas, kad štai Vokietija atsisako, arba yra valstybių, kurios ten garsiai giriasi, kaip kad Austrija, kad mes esam ne branduolinė valstybė, mes neturim atominės energetikos, bet 7% elektros importuoja būtent pagamintos atominėse elektrinėse kažkur, bet iš Slovakija ir panašiai. Tai čia jūs minėjot, kad čia Baltic Sea piači technologiją, ar kur gaudas. Ja. Tai, o jeigu atitinka čia, kad nauja paslauga yra, arba pakankamai inovatyvi paslauga, kur yra pasiteisinusi, ir startuoja, tarkim, nežinau, jauna įmonė, dabar tik tais jinai kurtusi, jinai gali gauti lengvatinę paskolą. Lengvatinę paskolą arba kažkokia yra numatyta, jeigu atitinka tam tikrus kriterijus, tai jinai gali gauti finansavimą pradžiai startuoti. Jeigu pasiteisina, gali sukurtas 100 darbo vietų. Labai konkretus klausimas. Iš esmės, įmonių rėmimas, jeigu kalbate apie tos europinius pinigus,
didžiąją dalimi ir dažniausiai tai yra, kaip čia pavadinti, yra tas kiekis pinigų iš ES, kuris yra skiriamas ir tada kiekviena valstybė dar užsideda tam tikras taisyklės, kaip jinai skirsto jau pas save namuose tos pinigus. Tai lygiai taip pat yra su struktūriniais pinigais, ten, nežinau, tam pačiam žemės ūkiui, kokius reikalavimus turi išpildyti pareiškėjas, kad gautų paramą, tai šiuo atveju irgi yra taip pat. Aš nežinau, kaip yra Lietuvos atveju, kaip yra konkrečiai žiūrima ir jeigu yra interesas, tai ko gero ūkio ministerija galėtų tai atsakyti, nes, sakau, bendrosios gairės ES yra tiesiog kaip gairės, o konkretika, ar tai yra lengvatinės, nelengvatinės paskolos, tai jau yra pačių valstybių narių klausimas. Tik tai, ką galėčiau pasakyti iš Europos parlamento pusės, kad visgi yra įvardinama, kad yra būtinybė, taip vadinamų, finansinių paskatų, galbūt mokesčių lengvatų, ypatingai tiem, kas vystytų eko-inovacijas, žaliuosius dalykus, kas verstųsi ir tos įmonės, kurios užsiimtų šitą sritimi, kad jiems būtų tam tikri palengvinimai tam, kad užsikabinti ir išsilaikyti rinkoje. Šiuo žinėti, kad energetikos komisaras sakė, kad jis palaiko būtent Visagino projektą. Bet argi tai neskamba subjektyviai iš jo lūpų, kad jis palaiko būtent savo partnerio projektą, bet jis nevertina, kiek tai saugu, ant kiek Rusijos ir Baltarusijos finansavimas yra geresnis ir ant kiek tai yra saugiau. Na, tai skirtingai vertina, kadangi jeigu jūs žinot ir sakat, panašu, kad sakat šitą klausimą, tai yra žinia, kad nei Rusija, nei Baltarusija neįsileidžia Tatenos tarptautinės atominės energetikos agentūros į savo vykdomus projektus ir ten daug tokių neaiškių dalykų, kad ten vyksta dėl tų pačių pavadėlų, dėl visų kitų dalykų. Tai tuo tarpu Europos komisija būtent ir remia Lietuvos projektą, tai jų manimų tai yra stabiliausias ir patikimiausias, štai pasakyčiau. Vien dėl to, kad įsileido? Prašau? Vien dėl to, kad įsileido apžiūrėti projektą? Nu tai jeigu yra, tai kaip jums atrodo, vis tiek kažkokios turi būti patikros, kas ten žino, kaip ten, jūs gal girdėjote neseniai Sankt Peterburge, kažką ten remontavo, kaip tai ten gal ne visiškai blaiviam stovi, kažkas ten sugriuvo, koks kaminas nugriuvo, tas anas, tai jie niekada, tos šalis, kurios nėra geranoriškai žiūričios į tos tarptautinius įsipareigojimus, jos sako, kad mes viską žinome, mes čia darysim savo, bet istorija rodo, kad ne visada galima pasitikėti. Visgi Rusija yra galingesnė valstybė ir daugiau gali investuoti tą projektą negu Lietuva. Nu, tai Rusija tai yra vienas dalykas, bet Lietuva su Europos Sąjunga ir su jos parama, ir su investuotojo parama, ir su tų valstybių, kurios dalyvauja projekte, yra pakankamai stipri tą padaryti. Ar turime dar klausimų? Ačiū. Norėčiau padėkoti mūsų pirmai pranešėjai ir projekto globėjai Adrijai Makūnaitei už visokeriopą paramą projektui Žalioji energija. Dėkui.